Šiandien info studijoje matysite, neatliekami vandens tyrimai Talkšos paplūdimyje gąsdina poilsiautojus. Kuršėnuose įvyko tradicinis Šiaulių rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas. Apdovanoti iššūkio nežalingai, o naudingai laimėtojai. Sveiki gyvi. Metas trečiadienio naujienoms, kviečiame žiūrėti, ką jums parengėme. Šiauliečiai atkreipė dėmesį, kad šiemet Talkšos ežero paplūdimyje ne tik nebebudi gelbėtojai, bet ir nerekomenduojama maudytis, mat čia vandens tyrimai neatliekami. Šiaulių miesto savivaldybės atstovai patikina, kad šioje maudykloje mėgautis vandens pramogomis iš tiesų galima. Nuo gelbėtojų paslaugų atsisakyta dėl gana nedidelio poilsiautojų srauto. Štai taip dar praėjusią vasarą atrodė Talkšos ežero paplūdimys, kurio neaplenkdavo vandens pramogų išsiilgę šiauliečiai. Visgi šiemet paplūdimys gerokai ištuštėjęs. Galimai tam įtakos turėjo ant persirengimo kabino atsiradęs pranešimas, skelbiantis, kad šioje teritorijoje ne tik nebebudi gelbėtojai, bet ir nerekomenduojama maudytis, mat čia vandens tyrimai paprasčiausiai neatliekami. Talkšos paplūdimyje galima maudintis, gal visiems užkliuvo tas užrašas, kad neatliekamas vandens tyrimai. Taip, mes praėjusiais metais bandėme įdiegti ten įteisėtą paplūdimį, bet kadangi nebuvo tokio kiekio norinčių maudytis ir dėl to šiais metais jau tik vieną kartą buvo atlikti vandens tyrimai paplūdimyje, kad vanduo neužterštas ir ten paliktos įrengtos tik persirengimo kabinos, suoleliai ir šiukšliadėžės, ten nebebudi gelbėtojai. Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas pasakoja, kad toli gražu ne savivaldybė nusprendė, kad šiame paplūdimyje nesilanko toks kiekis poilsiautojų, kurių maudynes derėtų prižiūrėti. Pasak jo, pernai maudymosi sezono metu patys gelbėtojai atkreipė dėmesį, kad žmonių srautas čia yra pakankamai nedidelis. Tad bendru sutarimu nuspręsta, jog netikslinga naudoti gana nemažą dalį lėšų, kai tam nėra poreikio. Kas bus, jeigu atsitiks nelaimė? Kaip sakyt, tos nelaimės gali visur atsitikti. Yra daug įvairių vandens telkinių, yra daug rajonų, mes domėjomės, kiti rajonai, kur tikrai ežeringi, tikrai ne kiekviename ežere, ne kiekvienoje galimoje maudymosi vietoje budi gelbėtojai ir panašiai. Tai būtent tai ir akcentavomės, kad mes įteisinome ir visą laiką buvo Šiaulių mieste įteisinti 2 paplūdimiai, kaip minėjau, Rekyvos ir Prūdelio, ir ten yra sukurta visa infrastruktūra reikalinga įteisintam paplūdimio veiklai. Vandens tyrimai Talkšos ežere buvo atlikti dar prieš maudymosi sezono pradžią. Tuo tarpu įregistruotose paplūdimiuose Prūdelio ir Rekyvos vanduo tyriamas kartą per mėnesį. Rugpjūčio 28 dienos duomenimis Prūdelio maudykloje nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša žarninėmis lazdelėmis. Maudyti šiuo metu čia nerekomenduojama. Vanduo bus tyriamas pakartotinai. Tuo tarpu Rekyvos maudykloje mikrobiologinė tarša neviršija leistinų ribinių dydžių. Vandens žydėjimas nepastebėtas. Artėjant rugsėjo 1 naujų mokslo metų pradžiai Šiaulių rajono ugdymo įstaigų vadovai Kuršėnuose susirinko į tradicinį direktorių pasitarimą, kuriame apžvelgtas pasiruošimas naujiems mokslo metams, nauji švietimo reformos iššūkiai. Šiaulių rajono ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovai Kuršėnų Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje tarėsi, kaip subalansuoti visus iššūkius ir išspręsti problemas kylančias iš švietimo reformos uždavinių. Susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eimantas Kirkutis, linkėdamas sėkmės ugdant jaunąją kartą prasidedančiuose naujuose mokslo metuose. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Raimondas Galkus pasveikino susirinkusius mokyklų vadovus ir pristatė naujus į rajono švietimo bendruomenę įsitraukusius kolegas. Šią vasarą rajono ugdymo įstaigos ėmėsi renovacijos darbų, remontavosi savo įstaigų patalpas, o mokytojai rengėsi naujam mokslo metų sezonui. Nuo šių mokslo metų visose mokyklose bus diegiamas atnaujintas ugdymo turinys. Mūsų mokykloje taip pat ruošiamas intensyviai ugdymo turinio atnaujinimui. Buvo suburta mokytojų darbo grupė, kuri paruošė priemonių planą ir numatė veiklas, kokias turime įgyvendinti. Mokytojams
yra tikrai didelių rūpesčių ir nerimo, bet manau, kad kiekviena naujovė atneša nerimo ir baimių, tačiau planuojame su tuo visu susitvarkyti. Na, buvo pasakyta, kad tikrai yra planai, yra viskas parengta, tačiau tikrai taip nėra, daug ko trūksta. Tuo labiau, kad ir tie vadovėliai, ir užrašų sąsiuviniai vaikams, ir padalomai medžiaga, tos tikrai nėra. Mokytojas turi pats kurti, sukurti, daryti, rašyti, ieškoti. Na, mes kadangi tai mokam, mes tikrai kūrybingi esame ir mes tai padarysim. Mes gavom dirbti ir be vadovėlių, bet iš esmės tai 3 klasės vadovėlių pagal atnaujintas programas nėra, maži milžinai, tik tai pirmokų ilgalaikiai planai yra 3 klasės, mes randam šviesos leidyklui tik tai pasaulio pažinimo. Na, tai didžiausias krūvis teks mokytojų. Gerai, kad dirbam geroje mokykloje iš tikrųjų. Turim palaikymą, direktorė nuostabi yra. Direktorė ieško lėšų, ieško ir randa. Ir labai padeda mums. Kužių mokykla nuo rugsėjo 1 dienos 9-okams pasiūlys įgyti ir profesinę specialybę. Šiaulių rajono Kužių mokykla savo 9 klasės jaunuoliams gali pasiūlyti unikalią galimybę vietoj technologijų dalyko šalia bendrojo ugdymo programos mokytis ir profesinį modulį nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas. Puiku, kad mūsų jaunuoliai turės išskirtinę galimybę tapti įvairiapusiškesniais savo asmeninėme gyvenime, ateityje perspektyvoje galės tapti konkurencingesniais darbo rinkoje, o svarbiausiai dar mokyklos suole galės pasimatuoti profesiją. Šiemet, šiais mokslo metais pradedame įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas. Ir tai didelė atsakomybė mokytojams. Jie išties ruošiasi jau visus praeitus mokslo metus, dalyvauja mokymuose, seminaruose. Turime visokių rūpestėlių, todėl kad ne visi dar mokytojai yra pakviesti į seminarus, į mokymus, tačiau tikrai žinau, kad mokytojai rankų sudėję nesėdi, patys domisi, skaito, patys rengiasi ilgalaikius dalykų teminius planus. Tai, žodžiu, viskas vyksta. Tik noriu pabrėžti, kad nemažesnė atsakomybė tenka ir mokyklų vadovams. Nepaisant iššūkių, ugdymo proceso dalyvių nuotaika gera. Rugsėjis prasideda. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per pastaruosius 5 metus padidėjo Lietuvos gyventojų skaičius. Gyventojų skaičius didėjo ir Šiaulių mieste. Tiesa, spartų augimą lėmė stipriai išaugusi imigracija dėl atvykusių Ukrainos piliečių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis per paskutiniuosius 5 metus gyventojų skaičius Lietuvoje padidėjo 63 000. Šiaulių miesto gyventojų skaičius taip pat padidėjo beveik 6 000. Tiek Lietuvos, tiek Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus augimą lėmė 2022 metais stipriai išaugusi imigracija dėl atvykusių ukrainiečių bėgančių nuo Rusijos karinės invazijos. Taip pat buvo teigiamas ir mūsų šalies piliečių migracijos balansas. Nuo 2022 metų pradžios Šiauliuose stebimas nedidelis vaikų iki 15 metų amžiaus skaičiaus augimas. Apžvelgiant suaugusių gyventojų sudėtį, matyti, kad 2023 metų pradžioje ypač padidėjo darbingo amžiaus asmenų skaičius, taip pat padidėjo ir pensinio amžiaus asmenų skaičius. Darbingo amžiaus asmenų 2022 metų pradžioje buvo 63 031, o 2023 metų pradžioje 66 205. Pensinio amžiaus žmonių 2022 metų pradžioje buvo 23 030, o 2023 metų pradžioje 23 339 asmenys. Gyventojų skaičiaus mažėjimą ar didėjimą nemaža dalimi lėmė ir tarptautinės bei vidaus migracijos srautai. Nuo 2019 metų iš Šiaulių miestą daugiau asmenų atvyko, nei iš jo išvyko. Kalbant apie gimstamumą ir apžvelgiant 2012 metų 2022 metų laikotarpį, matyti, kad per 10-metį gimstamumo rodiklis kito netolygiai. Tiek šalyje, tiek
Šiauliuose 2013–2015 metų laikotarpiu gimstamumas augo. Per pastaruosius 5 metus esant žemam gimstamumo lygiui ir senstant populiacijai mirtingumo rodikliai buvo aukšti ir Lietuvoje, ir Šiaulių mieste bei apskrityje. Bendrasis mirtingumo rodiklis 2020–2021 dėl mirčių nuo COVID-19 ligos išaugo ir šalyje bei Šiauliuose ir šio miesto apskrityje. 2022 metais mirtingumas sumažėjo tiek Lietuvoje, tiek Šiaulių mieste ir miesto apskrityje. Natūralus gyventojų prieaugis skirtumas tarp gimstamumo ir mirtingumo rodiklių. Dėl aukštų mirtingumo rodiklių ir per žemo gimstamumo lygio jau daugiau nei 2 dešimtmečius Šiaulių mieste natūralus gyventojų skaičiaus prieaugis yra neigiamas. Šiaulių mieste natūralios gyventojų kaitos rodiklis nuo 2018 iki 2022 metų kito netolygiai. Nežalingai, o naudingai. Jau tradicija tapė Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnų iššūkis siekiantis prisidėti prie žalingų įpročių mažinimo visų iš mūsų aplinkoje šiais metais baigėsi ir turi savo nugalėtoją. Tiesa, Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnai galėjo pasidžiaugti ir dideliu šių metų dalyvių susidomėjimu. 6 metus iš eilės. Tiek vyksta iššūkis nežalingai, o naudingai. Kiek netradicinėje vietoje šiandien nuvilnijo ir šio iššūkio apdovanojimai. Iššūkis orientuotas į žalingų įpročių prevenciją. Aktyviausi šiais metais buvo sporto gerbėjai. Šiandieną tokioje netradicinėje aplinkoje, irklavimo bazėje sporto mokyklos Atžalynas, mes darome tradicinio mūsų iššūkių nežalingai, o naudingai apdovanojimus. Ir pagrindinis prizas yra irklentė, tai viskas susijęs su vandeniu, tai ir vieta parinkta šitiem apdovanojimam tokia ypatinga. Ir apdovanosim dalyvius, tiek nugalėtojai, tiek ir įvairius prizininkus už iššūkį, kurie visą vasarą Facebook mūsų paskyroj siuntė savo video ir rodė, kaip jie prasmingai, naudingai leidžia laisvalaikį vietoj to, kad rinktis netinkamą kelią, blogus įpročius ir nedaryti teisės pažeidimų, o taip pavyzdžiui kitiem, kad parodyti gerą praleidimo laisvalaikio būdą. Dažniausiai pasitaikė video filmukai su sportais, TRX-ai, ar sunkumų kilnojimas, ar kaip jau kokia jiem sporto šaka patinka, o buvo ir netradicinio laisvalaikio praleidimo būdų. Šiais metais Šiaulių bendruomenės pareigūnus džiugina efektyvus dalyvių įsitraukimas, žavi ir tai, kad yra tokių, kurie motyvacijos iššūkyje dalyvauti turi jau nebe pirmąjį kartą. Turėjom 15 dalyvių ir džiaugiamės aktyvumu žmonių ir balsuotojų aktyvumu, nes tikrai po virš 700 balsų surinko nugalėtojai, kiti taip pat ten beveik 500 ir taip toliau, tai aktyvumas yra, reiškia žmonės žiūri, domisi, tikimės, kad ir daugiau išdrįs dalyvauti, nes prizai geri, apdovanojimų turim daug ir tas tradicinis iššūkis laukiamas kasmet mūsų Facebooko draugų. O nugalėtojais tapo labai altruistiškas, kilnus mamos ir sūnaus duetas, kurie drauge savanoriauja gyvūnų prieglaudoje. Mažajam savanoriui vos 2 metukai. Nugalėtojai tapo berniukas su mama, kurie užsiima savanorystę ir jie jau daugelį metų savanoriauja Šiaulių Letenėlėje, rūpindamėsi beglobiais gyvūnais ir tas video turbūt ir pakerėjo daugelį mūsų balsuotojų, tai surinko daugiausiai balsų. Dalyvavai iššūkį, kaip tau sekėsi, ar patiko čia dalyvauti? Taip. Kitais metais ar dalyvausi iššūkį? Taip. Ir koks tavo vardas? Mirkas. Ir kiek tau metų? 2. Mama sugalvojo, kad šis projektas labai tinkamas įprasminti savo veiklą, savanorystės. Tai tiesiog jau 9 metai savanoriauju Letenėlėje ir sugalvojo sukurti filmuką. O koks gyvenime Herkus yra? Toks ir yra, kadangi nuo mažens mato visą laiką apsupti gyvūnėlių, kokią turi katytę. Spurga. O šuniuką? Elė. Taip. Tai irgi globojami yra. Kiti iššūkio prizininkai taip pat džiaugiasi apdovanojimais ir kitais metais žada dalyvauti ir vėl. Aš buvau apsivilkus tautiškais rūbais, nes lankau tautinius šokius ir įmušiau įvartį su žalias sėdulio lasda, nes lankau žalias sėdulį. Aš manau, kad jie naudingi, nes ne dėl prizų, ne dėl savo pomėgio, o dėl žinios ir dėl savo tikslo, kur siekia vaikus, kad tikrai nežalingai, o naudingai. Nes dabar yra labai daug
blogų dalykų pasaulyje ir manau, kad čia yra labai gerai. Ir aš manau, kad dalyvausiu kitais metais. Taip, dalyvavai iššūkiai, sakyk, kokį vaizdo filmuką siuntei, kas ten buvo? Su futbolu. Žaidė futbolą. Taip. Ir ar patinka tau? Taip. Sakyk, ar šitas iššūkis, šitas konkursas yra naudingas jauniems žmonėms? Taip. Ar dalyvautum antrą kartą? Taip. O kodėl tau futbolas patinka? Nes mano draugas pradėjo žaisti. Šiais metais pagrindinis prizas buvo irklentė, kurią Herkus kartu su savo šeima galės džiaugtis. O kad su ja jaustųsi saugiau, instruktorius apdovanojimų metu pravedė ir saugumo instruktažą, pademonstravo irklentės svarbiausius naudojimo principus bei paragino vandenyje elgtis atsakingai, saugoti save ir kitus. Toliau kaip ir įprastai, sinoptikų prognozė artimiausiai parai. Nu, aš atsisveikinu. Gerą vakarą. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Afidėja klinikoje Šiauliuose teikiamos dienos chirurgijos paslaugos, urologinės, ginekologinės, bendrosios chirurgijos operacijos. Atliekamos planinės organizmą tausojančios, mažai invazyvios operacijos. Dienos chirurgijos paslaugos atliekamos moderniai įrengtoje operacinėje. Operacijos atliekamos tiek su siuntimu, nukreipiančiu operaciniam gydymui, tiek be siuntimo atvykusiems pacientams. Afidėja Lietuva yra sudariusi sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, todėl bazinė operacijų kaina apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Ketvirtadienį atkeliauja dar didesni krituliai. Jau artimiausią naktį visoje apskrityje ims gausiai lyti, nakties metu oro temperatūra tarp 16–18 laipsnių šilumos. Nepastovios krypties vėjas 2–4 metrai per sekundę. Ketvirtadienio diena bus gausi krituliais, jie numatomi visą dieną. Termometro stulpeliai rodys nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos, pietvakarių vėjo greitis nuo 6 iki 9 metrų per sekundę.